Ar verta remontą pradėti būtent dabar? Ar vis dėlto palaukti metus, 2 metus, 3, gal net ir daugiau, pasitaupyti trupučiuką pinigų, o tik tada remontuoti būstą? Sakyčiau, tai vienas iš didžiausių klausimų, kurį mes girdime iš žmonių, kurie nori remontuoti arba planuoja remontuoti savo būstą. Ir šiandien aš jums nesakysiu, kad pradėkite remontą būtent rytoj, nes kiekvieno žmogaus situacija yra tikrai labai skirtinga. Bet šiandien noriu parodyti vieną dalyką, apie kurį mes iš viso kaip ir negalvojame. Iš tikrųjų, laukimas irgi gali kainuoti pinigų. Tai pasižiūrėkime šiandien į skaičius ir pabandykime suprasti, kada vis dėlto reikia kuo greičiau daryti tą remontą, o kur ir yra situacijų, kur galima palaukti. Šiandien siūlau pradėti nuo paprasčiausių dalykų, tai nuo statybinių medžiagų turbūt. Jeigu 2021 metų statybinių medžiagų kaina lygi Lietuvoje laikytume 100, tai 2026 metais Liepos mėnesį prognozuojamas indeksas jau yra 122. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad medžiagos paprasčiausiai jų kaina pakilo 22 procentai. Bet kainos, žinokite, nekilo to lygiai. Pavyzdžiui, vien tik per 2022 metus medžiagos pabrango kažkur tai 20 procentų. Dabar išverskime statistiką į paprastus pinigus. Jei tam tikras medžiagų komplektas objektui kainavo, daleiskim, 20 000, tai šiai dienai mums prireiktų išleisti kažkur tai 20, net ir 4,5 tūkstančių eurų. Tokia tendencija. Tai vat galim skaičiuoti, kad remontas pabrango vien ant medžiagų 4,5 tūkstančio. O dar mes su jumis nepaskaičiavome sumokėti už darbą, buitinį techniką, sumokėti už baldus ar kitas smulkias remonto išlaidas. Bet vis dėlto gal medžiagos atpigs, jeigu mes palauksim metus laiko, gal pusantro ir dažniausiai būna tokia tikimybė, gal atpigs ir bus viskas gerai, mes galėsim pataupyti remontuodami savo būstą. Taip, tikriausiai gali. Kai kurios medžiagos, aišku, gali atpigti, kai kurios medžiagos lieka tam pačiam lygyje, bet prognozuoti, kad kaina neužaugs, gali būti įvairių situacijų. Arba pabrangimas 10 procentų, karts nuo karto 20 procentų, karts nuo karto tikrai gali atsirasti geresnių pasiūlymų. Būna įvairių akcijų ir taip toliau, bet remontuodami savo būstą ten, žinokite, visas akcijas ir gerus pasiūlymus jūs tikrai nepagausite vienoje vietoje. Bet yra kitas klausimas, kai žmogus remontuodamas savo būstą sako, aš palauksiu porą metų, tikrai remontas bus pigesnis. Tas žmogus paprasčiausiai iš esmės daro prognozę, kas iš viso neįmanoma kažkaip tai paskaičiuoti ir žinoti visą rinką, kur ji juda. Jis tikisi, kad tikrai tos medžiagos atpigs. Pačiam darbui irgi reikės mažiau pinigėlių, mažiau resursų, bet tai tik tai svajonės ir tikėjimas. Štai tam tikrai tos garantijos jūs niekad neturėsite. Todėl laukimas vien tik tai dėl vilties, kad trupučiuką kainos taps pigesnės, tikrai nėra kažkokios tai aiškios strategijos. Čia paprasčiausiai nėra strategijos, čia kažkokios tai svajonės ir mintis, kad kainos arba liks tam pačiam lygyje, kad žmogus galės pataupyti pinigų, arba net ir bus žemesnės. O tada, kaip mes ir kalbėjome, brangsta ne tik tai medžiagos, taip pat ir brangsta darbas. Remontas tai ne tik tai plytelės, ar ten gipsinis mišinys, kažkoks tai glaistas, dažai. Čia ir žmonių darbas, nes čia yra ir elektriko darbas, santechniko, gipskartono montuotojų, plytelių klojėjų ir taip toliau. Baldininkai, darbų vadovai, projektuotojai ir taip toliau. Geras specialistas, turintis gerą patirtį, su laiku jo paprasčiausiai profesionalumas ir visas darbas tik brangsta, jisai negali kristi žemyn, jisai tobulėja, gauna daugiau žinių, savo darbą teikia profesionaliau ir aišku, ir uždarbis jo
kyla. 2026 metais birželio mėnesį darbo užmokestis prieš mokėdami mokesčius Lietuvoje susidarė 9,9 procento didesnis, tai skaičiuokime 10 procentų didesnis nei prieš metus. Tai nereiškia, kad kiekvienas meistras ir jo darbo užmokestis arba kai mes mokame jam atlyginimą pakilo 10 procentų. Bet kryptis, manau, aiški, kad ir didėja darbų įkainiai, didėja įmonių kaštai, brangsta transportas, įranga, o taip pat ir garantinis aptarnavimas. Jūs tikrai teisingai viską supratote, kad visas tas reikalas tampa viso remonto kainos dalimi. Toliau, ką dažniausiai klientas arba klientai nemato. Yra dar viena remonto kainos dalis, kurios dažniausiai klientas ir nemato. Tai įmonės veiklos sąnaudos. Tai automobiliai, kūras, įrankiai, sandėliavimas, draudimas, garantiniai darbai, buhalterija, darbuotojų administravimas, o taip pat ir visi mokesčiai. Nuo šių metų 2026 standartinis pelno mokesčio tarifas yra 17 procentų. Prieš tai praeitais metais buvo 16. Tai žinoma nereiškia, kad iš karto kainos kyla, bet tikėtis, kad kaina liks tam pačiam lygyje su laiku, tikrai čia tik tai fantastika. Jeigu kaina, visi mokesčiai auga, o pačio produkto kaina lieka ta pati. Todėl tikėtis, kad įmonės net ir po 4 metų dirbs tom pačiom kainom, kaip anksčiau, nėra realistiška iš viso. Dabar aptarkime tą momentą, gal palauksiu pigesnio kredito, gal man pasiseks. Tada kitas toksai labai logiškas sprendimas, dabar finansavimas brangus, palauksiu geresnių palūkanų. Ta prasme, palauksiu, kol palūkanos sumažės. Tai tikrai gali būti visiškai pagrįsta, nes tikrai palūkanos gali sumažėti. Nes pavyzdžiui, 2021 metais vidutinė naujo būsto paskolų palūkanų norma Lietuvoje buvo apie 2 procentai. O 2026 metais birželį jau buvo 4,04 procento. Bet per tą laiką palūkanos tikrai ne tik kilo, jos taip pat ir mažėjo. Todėl pasakyti, kad po poros metų sumažės palūkanos negalima. Po 2 metų kreditas bus pigesnis, tikrai negalima. Jis gali būti pigesnis, bet gali būti ir ne. Tai jau finansų rinkos prognozė. Tada svarbiausia klaida. Ir štai čia mano nuomonė, žmonės dažniausiai daro tokią didžiausią klaidą. Jie dažniausiai sprendžia, kadagi remontuoti, gal po metų laiko, 2-3 metų ir nesuprasdami ir nežinodami, kiek kainuoja tas remontas šiandien, čia vat ir dabar. Žmogus galvoja, gal reikia 40 000, manau, kad užteks suremontuoti butą. Arba ten draugelis sako, kad galima suremontuoti už 800 už kvadratinį metrą. Arba 600. Bet 2 vienodo ploto butai gali turėti visiškai skirtingą remonto biudžetą. Viskas priklauso nuo buto būklės, inžinerinių sistemų, planavimo, sanmazgų skaičių, pasirinktų medžiagų, apšvietimas, baldų, technikos ir, aišku, pačių užsakovų lūkesčių. Todėl sprendžiant daryti dabar ar ten po metų, po 2, pirmiausia verta sužinoti, kiek mano remontas kainuoja dabar šiandien. O dabar pakalbėkime, kadagi tikrai verta palaukti. Jeigu remontui turėtumėte pasiimti kreditą arba mėnesinė įmoka būtų per didelė jums. O taip pat ir jeigu jūs neturite finansinio rezervo. Jeigu visiškai nežinote, kokio išplanavimo norite arba užtenka pinigų tik tai pradėti darbus, bet nepakanka užbaigti remontą, tokiu atveju geriau tada pasiruošti. Būtinai reikia susidaryti projektą, aiškiai apsibrėžti visą biudžetą, susikaupti rezervą. Nes blogiausias variantas nėra palaukti.
Baisiausias variantas tai pradėti remontą be aiškaus biudžeto ir kažkur tai per vidurį paprasčiausiai sustoti. Kada laukimas jau nepadeda, jau viskas, jūs turite būstą, reikia jį remontuoti, jūs jau žinote, kad norite jame gyventi, remontas yra reikalingas, turite finansinės galimybės ir tik vienintelė priežastis, kodėl jūs laukite, yra tik viena mintis. Gal po 2 metų bus pigiau, tuomet aš bent jau pasitikrinčiau skaičius šiandien. Nes po 2 metų jūs vis tiek mokėsite už medžiagas. Vis tiek mokėsite meistrams, vis tiek pirksite baldus, buitinę techniką, tik nežinote kokiamis kainomis. Ir dar 2 metus gyvensite paprasčiausiai be to rezultato, kurio iš tikrųjų norėjote. Tai naudingas sprendimas jums, aš siūlyčiau nespėlioti, padarykite labai paprastą dalyką, susiskaičiuokite savo remontą jau šiandien. Kai jūs turite realią sąmatą, galite priimti daug geresnį sprendimą. Gal pamatysite, kad remontą galite pradėti ir dabar. Gal nuspręsite sumažinti dalį sprendimų. O gal ir remontą padalinsite į etapus. O gal ir suprasite, kad verta dar metus pataupyti pinigėlių. Bet tada jūs lauksite ne iš baimės, jūs lauksite turėdami konkretų planą. Jeigu jūs jau nupirkote būtą Vilniuje arba visoje Lietuvoje, tai pradėkite ne nuo sprendimų, pradėkite nuo skaičių. Palikite būtinai mums užklausą, tai galite mums parašyti elektroninį paštą, jūs dabar matysite ekrano apačioje, o taip pat aš prikabinsiu ir aprašymuose. Aptarsime jūsų būtą, aptarsime jūsų poreikius ir parengsime preliminarų remonto biudžetą. Tada jūs galėsite aiškiai matyti, kiek remontas jūsų kainuoja šiandien ir ar verta jums pradėti jį dabar. Nes tikrai geriausias laikas nėra tada, kai rinka tobula. Geriausias laikas tai tada, kai jūs turite aiškų projektą, aiškų biudžetą ir galite remontą užbaigti. Palikite mums užklausą ir pradėkime nuo jūsų remonto sąmatos.